Sveiki. Šiandien gal aš netokia linksma kaip visada, bet iš tikrųjų šitam video rašiausi morališkai labai ilgai, kadangi pasakoti kamerai tai yra visiškai kitaip negu duoti interviu ar rašyti tokią informaciją. Tai šiandien nesistengsiu dirbti jokius minučių rėmus, šnekėsiu tiek, kiek jausiu, kad reikia ir tai, ką norėsiu pasakyti, nes iš tikrųjų tam nesiruošiau, tai viską natūraliai papasakosiu, nes vienas ir didžiulis klausimas, kurį pastoviai gaunu iš jūsų, tai kaip tau tai pavyko, iš kur ta motyvacija ir iš tikrųjų, kaip bebūtų, turbūt nėra nė vienos sėkmės istorijos be nuopuolių ar be tos liūdnosios dalies visame. Tai ką, atsakykime į klausimą, kaip man pavyko atsikratyti 40 kg ir kaip pavyko dabar iki gyvenk sėkiau su manimi, kad jūs matytumėt šitą video. Tai viską suskirstysiu į 3 etapus. Tam, kad lengviau būtų mane suprasti, tai viskas prasidėjo prieš 2,5 metų. Tai yra 2014 metų sausį. Pavadinčiau tą etapą, kada jeigu ne dabar, kadangi viskas vyko labai spontaniškai, man buvo tiesiog 20 metų. Mano gyvenimas būdavo, iš tikrųjų tuo metu dar dirbau tokį darbą, kuris psichologiškai mane išgręždavo ir visą buvau atsidavusi darbui, studijavau. Ir savaitgaliais visą laiką vykdavo vakarėliai, o mano charakteriui tai visą laiką norėdavosi visur dalyvauti, visur pašokti, su visais pagerti, su visais linksmai praleisti laiką. Aš manau, tai buvo toks amžius. Ir tiesiog tai buvo kažkoks tai, aišku, ir visą tai, aš visą laiką buvau tokia, kad visą laiką tai mažiau, tai daugiau sverdavau, niekada nebuvo to pastovumo, nes visą laiką bandydavau laikytis kažkokių tai dietų, bandydavau ieškoti savęs ir visą laiką dėl to grauždavausi. Vis tiek, bet kokiu atveju, manau, dauguma mane supras, tie, kas nėra patenkinti savim, kad bet kokiu atveju tu kažkaip tą bandai galbūt paslėpti, bet viduje tas vis tiek viskas egzistuoja. Ir tiesiog, tada atsimenu, buvo sekmadienis, aš neieškojau specialiai kažkokios motyvacijos, nežiūrėjau kažkokių video, neskaičiau kažkokių knygų. Aš tiesiog atsimenu, paklausiau savęs, Lija, kada jeigu ne dabar. Ir viskas prasidėjo spontaniškai. Ir aš įsikėliau savo tikslą, ką ir norėjau pasakyti, kad svarbiausia visame šitą video esmė bus visą laiką turėkite tikslą, konkretų tikslą. Ir aš įsikėliau savo tikslą 100 dienų, jokių nesąmoningų valgių, geras miegas ir geras maistas. Jokių beje svaigių gėrimų, nieko. Ir viskas 100 dienų aš laikiausi savo plano nuo sekančios dienos. Aš nebežiūrėjau atgal, aš pasakiau savo taip dabar ir viskas. Ir viskas, aš 100 dienų išlaikiau tą, po 100 dienų atsikračiau 18 kg. Pradėjau šiek tiek domėtis mitybą. Galbūt tos informacijos daug nebuvo, bet kažkokie pagrindai vis tiek. Ta prasme, aš juos vis tiek žinojau. Ir aš jų laikiausi, šiek tiek pradėjau vaikščioti sporto klubą, bėgiodavau. Bet aš turėjau grynai tą tikslą, kad būtent tiek laiko ir ką pasieksiu, tą pasieksiu. Deja, viskas nesibaigė taip, kaip galbūt norėjau. Nes vėlgi, 18 kg, kaip tik prasidėjo vasara, viskas super. Ir aš tiesiog užmingau ant laurų. Man reikėjo tęsti tą ir toliau. Bet aš antiek apsidžiaugiau tais rezultatais, antiek didžiausiu savo pasiekimu tuo, kad to pasiekoje viskas vasarą vėl prasidėjo linksmybės įvairios, vėl dingo disciplina ir kažkaip tai 8 kg atsiauginau atgal. Bet visą tas laiko tarpas truko labai trumpai ir aš vėl staigiai grįžau į savo režimą. Ir grįžau į tą pradinį savo minus 18 svorį. Ir tada prasidėjo, kaip aš vadinu, jau tas sekantis etapas, tai yra ramybės etapas.
kada vienintelis mano tikslas buvo išlaikyti savo numestą svorį. Aš pradėjau draugauti su vienu žmogum, su labai šaltu žmogum, kuris tarp kitko sportavo, bet kažkaip niekada manęs nemotyvuodavo to daryti, tik tai visą laiką kažkaip stengdavosi mano kažkokius tai minusus man išryškint. Bet nesiplenčiant jam be santykius, tiesiog visą laiką atkreipkite dėmesį, su kuo esat ir kokią įtaką jums daro šalia esantis žmonės. Ar tai jūsų antroji pusė, ar tai jūsų draugai. Ir tada jau praėjo visi metai po mano pradžios, tai yra 2014 sausio. Ir tada atsitiko gyvenime daug tokių kaip sukrėtimų. Tai iširo mano šeima, tai yra išsiskyrė mano tėvai, po kelių mėnesių skirtingais keliais pasukom ir mes su draugu. Tai tas pirmas pusmetis iš tikrųjų buvo labai sunkus. Viskas priėjo iki to, kad, žinot, tą jausmą, kai atrodo esi likęs vienas. Vienas savo namuose, vienas gyvenime ir tada galvoji, ką reikia daryti. Ir vieni žmonės pasirenka vieną kelią, kiti renkasi kitą kelią. Vieni galbūt pradeda gerti, kiti gal pradeda verkti, kiti dar kažką daryti, kiekvienas eina iš proto savaip. Ir aš žinojau, kad geriausias draugas man tai yra disciplina. Ir tada tų metų jau čia praėjus po pusmečiui, lapkričio mėnesį, įžengiau į sporto klubą. Ir tada mano gyvenimas apsivertė visiškai. Visą savo širdį ir visą savo protą tuo metu atidaviau sportui. Pasirinkau asmeninę trenerę, kuri išmokino mane dirbti su svoriais. Ateidama į sporto klubą įsikėliau mano tikslas buvo, du tikslai tiksliau buvo. Vienas buvo, aišku, sumažinti svorį, antras tikslas buvo įsimylėti sportą ir kad tai man būtų kasdieninė veikla, kad tai, sakau, būtų tas pats, kas valytis dantis, eiti į dušą. Ir man tai pavyko iš tikrųjų labai greitai, nes dabar aš jau 8 ar 9 mėnesių, tiksliai nepasakysiu, sportuoju. Ir neįsivaizduoju savo gyvenimo be sporto. Ir nebuvau nei vieno karto per šitus mėnesius, kad aš nenorėjau eiti į treniruotę. Ir turbūt niekada net nesu praleidus treniruotės, be kažkokios tai rimtos priežasties. Ir taip automatiškai aš tirpinau dar visus tos likusius kilogramus. Ir to viskas nesibaigė automatiškai. Nes su kiekvienu, kas 3 mėnesius aš turiu fizinį patikrinimą ir tie tikslai keičiasi pastoviai. Ir iki ko tas viskas praėjo, kokią esmę norėjau pasakyti, kad žmonės dažnai gąsdina. Jie galvoja, kad jeigu, jeigu jie dabar pradės sveikiau maitintis, tai jie turės visą laiką būti ant dietos, jie nieko negalės, žodžiu, jiems tai atrodo kaip kažkokia tai katorga. Tikrai taip nėra. Ir ypatingai, tas matys, pasilaikysiu savaitę dietos, kažkas tai atsitiks. Tai visų pirma, reikia savo pasakyti atsakymą. Jeigu, pavyzdžiui, mano organizmas yra linkęs stukti, ir aš tiesiog savo atsakiau klausimą, kad aš turiu visą laiką galvoti tai, ką aš valgau, tai, ką aš dedu į burną ir taip, kaip aš leidžiu savo laisvalaikį ir gyvenimo būdą. Aš atsakiau savo, tada galbūt man pradžiai, tai aišku, niekas nesako, kad man buvo lengva ir kad aš tiesiog atsikėliau ir, žodžiu, iš karto žinau, ką valgyti, čia viskas buvo super, iš karto turėjau milijonus receptų ir ne, tai visa tai yra investicija į save, tai yra ieškojimas savęs. Ir aš ieškojau savęs ir aš vis dar esu savęs paieškose. Bet taip, kaip aš jaučiuosi šiai dienai, man dabar yra 23 metai ir viskas prasidėjo tada, kai man buvo 20. Aš niekada nesu buvus tokia laiminga kaip dabar. Niekada. Nes pasikeitė absoliučiai viskas. Pasikeitė visos vertybės, visas požiūris į save, į savo kūną, į maistą, į laisvalaikį, į darbus. Aš pradėjau vertinti laiką.
aš pradėjau skaičiuoti, žiūrėti, kaip man daugiau laiko skirti tam tikriems dalykams. Aš nebesu įsiblaškius, nebesimėtau. Ir svarbiausia, kas dalykas, dėl ko visą tai aš pradėjau, dėl to, kad aš norėjau psichologinės laisvės. O man kas yra psichologinė laisvė, galiu paprastą pavyzdį pasakyti, atsikelti ryte ir negalvoti, ką tau apsirengti. Tai yra, kuris rūbas galbūt tave liekina, su kuriuo tu rūbu jautiesi gerai. Tai aš norėjau tiesiog tos laisvės, norėjau atsikelti, norėjau gyventi ir norėjau savęs nebevaržyti. Norėjau nebesiparinti ir nekišti savo galvą įvairių minčių, ar kad man čia reikia pradėti sportuoti, kad man čia reikia tą daryti, kad man tą. Ir kiek jūsų dauguma, kiekvienas tikrai susidurėt, vat galbūt ten vėl ateina kažkokia tai diena, vėl nusižengėt ir galvojat, nu va, o galėjau, ir jūs pastoviai save graužiat. Ir tai yra, žiauru ir aš negalėjau su to gyventi. Aš visą laiką žinau ir visą laiką dėkojau Dievui, kad man Dievas viską davė. Viską, aš neturiu ko skųstis. Vienintelio dalyko, ko man Dievas nedavė, tai yra kūnas. Tobulas kūnas ar geri ten genai, ne? Bet man Dievas nedavė to, ką aš galėjau pakeisti. Ir visas tas procesas keitimo apskritai pakeitė mane kaip asmenybę. Ir anksčiau galvodavau, žiūrėdama video, visus motyvuojančius video, kaip žmonės kalbėdavo, kaip pakeitė sportas, jų gyvenime discipliną. Tai aš galvodavau, ir atrodo viskas netgi nerealu paklausius. Bet iš tikrųjų visą tai iš tikrųjų yra tiesa. Tai keičia gyvenimą, menkniekiai keičia gyvenimą. Pavyzdžiui, aš vis noriu išsireikšti, tą mintį duoti, kad žmogus galvojantis, ką ir kada daro, ir tiksliai einantis link to, yra be proto žavus ir mane visą laiką žmonės, disciplinuoti žmonės ypatingai žavėdavo. Ir aš iš tikrųjų ateidama tikrai pradėdama sportuoti ir pradėdama keisti savo gyvenimo būdą nesitikėjau tokių rezultatų. Tuo labiau nesitikėjau turėdama savo puslapį Gyvenk sveikiau su manim, kad jis gaus tokį pasisekimą. Tikrai nemaniau, kad būsiu tokia įdomi ir kad tiek žmonių manęs reikės. Galbūt aš dabar fiziškai negaliu atsakyti visiems į klausimus, bet aš iš tikrųjų turiu labai daug ką pasakyti ir pas mane tų minčių kratinys daug ir nesinori to tokio kaip maišalinės, bet vienintelis, aš pavyzdžiui, jūs niekada, atsiminkite tai, niekas už jūs nieko nepadarys. Niekas už jūs nenueis į darbą, niekas už jūs nepasigamins patiekalą, niekas už, jūs patys esat savo gyvenimo kalviai. Ir sakau, kas tie pagrindiniai motyvai, tai kada, jeigu ne dabar, mes turime vieną gyvenimą. Ir mūsų yra pasirinkimas, kaip tą gyvenimą nugyventi. Aš nenorėjau visą gyvenimą parintis, kad aš taip ar taip atrodo. Ir jeigu aš jaučiu, kad tai yra man blogai, tai aš tiesiog pradėjau, padariau ir darau tą kitos su tokiu didžiuliu malonumu, kad stengiuosi kuo daugiau to malonumą perduoti jums. Ir jaučiu didžiulę atsakomybę už kiekvieną jūsų, kurie man rašot, kurie manęs klausėt. Jeigu tai yra kažkoks rimtesnis klausimas, aš ne iš karto rašau, nes galbūt man reikia pagalvoti. Ir iš tikrųjų labai svarbu. Visa tai, ką aš šiuo metu turiu gyvenime, tai yra, sakau, vien tik tai disciplinos dėka. Ir negalvokit, kad manęs čia paklausė tokio klausimo, Silvija, ar nebūna taip, kad ar tu ruošiesi visą gyvenimą taip valgyti, ar tau neužsinori kažkokio tai bulvių plokštainio, ar kažko, ne? Labai man tas klausimas pasirodė labai nuoširdus. Tai tikrai aš neužsinoriu jokių bulvių plokštainių, nes man tai yra neįprasta, aš jau neatsimenu, ką reiškia taip gyventi. Ir aš galiu patikinti, kad aš valgau tiek, kiek aš noriu valgyti. Tiesiog aš žinau, ką reikia valgyti ir kas yra naudinga man, nuo ko aš turėčiau daugiau energijos, nuo ko aš galėčiau fiziškai būti stipresnė. O tas dalykas, kad ten kažko užsinori, tai nereiškia, kad aš dabar nieko negaliu valgyti. Jeigu aš kažko užsinoriu, aš ir valgau. Tiesiog gal, matot, pas mane tie norai rečiau ateina. Kiti, kurie užsiminėjo, tai jau tokie grįžta gyvensena, jie dažniau, vadinkim, čytina. Man to nereikia. Bet yra du skirtingi dalykai. Kai jūs esate pasiekę savo tikslo ir kai esate siekime savo tikslo.
Tai kai jūs pasiekėt, turit, pavyzdžiui, tam tikrą tikslą, aš noriu atsikratyti 10 kg, ne? Jūs atsikratėte 10 kg, tai jūs automatiškai galite ir daugiau sau leisti. Bet jūsų ta mityba, jinai vis tiek išliks, pavyzdžiui, laikykitės režimą, 5 dienas, tarkim, gyvenate ten, tarkim, sveikiau, nes savaitgalis leidžia savo atsipalaiduoti. 5 vėl ir jūs visą laiką palaikysite tą savo formą. Bet jeigu jūs esate pačiam tam tikslo pradžioje arba tam pačiam tiksle, jūs negalite nukrypti. Jūs turite eiti ir pasiekti tai, ką norit. O kas manyje veža, tai kad aš turiu tikslą, dabar turėjau 2 mėnesių tikslą, visiškai švariai, be jokio čito, maitintis viską, iki fizinio patikrinimo iki pat. Aš turėjau tą tikslą, aš jį pasiekiau, rezultatai pranoko visus mano lūkesčius. Aš niekada negalvojau, kad ta storulė gali virti sportišką moterim, tikrai nesitikėjau. Galvojau, kad galima tiesiog sulieknėti, būti plonai ten, ir tiesiog, ne? O dabar ir po to tikslo nebuvo nieko, aš iš karto susigalvojau savo naują tikslą. Ir aš vėl turiu tikslą, dėl kurio aš gyvenu ir kuris verčia mane judėti pirmyn. Tikslai yra labai svarbu. Jūs turite žinoti, dėl ko tai darote. Ir kai jums kilo noras pačytinti, ar dar kažką, ar ten dar kažkaip tai išeiti iš to režimo, jūs atsimenat savo tikslą, dėl ko jūs tai darote. O sakau, jeigu kažkada pamatykit savęs paklausti tos pačios praeitas, mes turim, tarkim, kada, jeigu ne dabar, ir savo pasakyti sakinį, mes turim vieną gyvenimą. Tai ar man sunku 3, 4, 6 mėnesį laiko pasilaikyti, pasidaryti savo tai, ko jūs norit, daugiau savęs nebegraužti, įgyti naujų įpročių, pažvelgti kitaip. Aš, pavyzdžiui, aš nesakau, kad aš neturiu dabar kažkokių tenais ydų, ar ten kažkokių tai silpnybių. Turiu aš tų silpnybių, bet mano silpnybės dabar mane veža. Aš turiu silpnybę daiktam, aš turiu silpnybę šitiems indams, turiu silpnybę rūbams, turiu silpnybę kosmetikai, ta prasme. Bet jeigu tai mane verčia darytis laimingą, ta prasme, aš nematau tame nieko blogo. Tai geriau negu silpnybė nueiti ten savaitgalį su kažkuo išgerti, ten prisišokti, prisitūsinti, prisidaryti nesąmonių ar dar kažko. Ar ten prisivalgyti šašlyko ir po to visą savaitę graužti save, kad aš tai padariau. Žodžiu, turėkite tikslą, žmonės, kelskite savo tikslus, atsakykite savo į klausimus ir nustokite save teisinti. Nustokite save teisinti. Neklauskite nieko iš šalies, ar čia taip, ar aš čia viską gerai darau. Jūs atsakykite savo ir paklauskite patys savęs, ko jūs norite. Patys jūs. Nes tai yra jūsų gyvenimas ir niekas kitos už jūs to nenugyvens ir niekas už jūs nieko nepadarys. Tikiuosi, kad labai norėjau, kad šitas pokalbis būtų nuoširdus ir giliai iš manęs. Tikiuosi išgirdot, gal radot kažkur savęs dalelytę. Galbūt turit kažkokių tai klausimų. Visą laiką man rašykit, aš visiems nuoširdžiai padėsiu. Nes man tikrai negaila, kad žmonės gyvens ir bus laimingi. Ir aš kaip sakiau, jeigu bent keli žmonės išgyvenk sveikiau su manimi puslapio, pasiek savo rezultatų, reiškia, visą tai, ką aš darau, nenuėjo per nieką. Taip kad gražaus jums vakaro. Šiandien yra penktadienio vakaras, aš ruošiuosi pas mamą į gimtadienį. Mylėkit ir vertinkit iš tikrųjų tai, ką turit. O svarbiausias dalykas, ką jūs turite, tai yra gyvenimas. Viso.